Toks keistas monologas. Dabar, kai nuotraukos vis labiau devalvuojamos, kai kiekvienas turintis telefoną jau yra fotografas, dabar jau kai dirbtinis intelektas pradėjo daryti gražesnius darbus negu žmogus, kyla klausimas, o po velniais, kam tas fotografijos mokytis? Ir kaip kiekvienas žmogus, bandantis surasti prasmę dalykuose, kur nebūtinai yra prasmės, supratau vieną labai paprastą dalyką. Dabar fotografijos reikia mokytis tam, kad pats jaustumės prieš save gerai. Kad ir kaip būtų keista fotosesijos metu, jeigu mes vienas prieš vieną fotografuojame su žmogum, daug svarbiau yra procesas, taip kaip žmogus jausis, taip kaip pavyks susibendrauti ir iš tikrųjų fotografija labai daug atveria durų, labai daug išgydo ligų, kaip aš vadinu. Pasitikėjimas savim tikrai išauga. Todėl rekomenduoju fotografuoti, mokytis ir vėl fotografuoti ir vėl mokytis. Vien dėl to, kad tai yra vienas smagiausių pasaulyje hobių. Šiai dienai vienas ir paprastesnių, nesvarbu kokia turima įranga. Todėl kviečiu prisijungti ir prie mūsų mokymų. Vienas smagiausių dalykų, kas per mokymus man yra nutikę, tai kai mokiniai po pamokos, būna jau kokia 9-10 valanda, žiemą išeinu, aš jau užrakinti studiją ir jie stovi ratuku, juokiasi, kartais netgi planuoja bendras fotosesijas. Tai ko gero mano mokymai būtent yra apie tai. Apie bendravimą, apie taipogi ir žinias, savaime suprantama, bet apie tą šilumą, kurią suteikia visa šita erdvė. Už mano nugaros matot, nors ir blūrė, mano mokinių darbus, man jie yra labai svarbus. Todėl labai norėčiau ir tavo darbus pamatyti ant šios sienos.